Sveiki visi susirinkę į knygos pristatymą Klauzevico, Eriko von Klauzevico apie karą knygos pristatymą. Kartu labai nuoširdžiai sveikinuosi su mus stebinčiais, šį pristatymą stebinčiais nuotoliniu būdu. Tai sveiki gyvi jūs. Mes esame Europietiškos dešinės instituto biure, tai yra analitiniam centre, kuris užsiema politikos analizę ir daug visokių kitokių dalykų. Ir mes labai džiaugiamės šiandien, kad mūsų biure vyksta šios knygos pristatymas. Šis pristatymas vyksta be abejo dėka mūsų bendradarbiavimo su leidykla FI, su leidykla, kuri dirba labai didelį darbą mūsų kultūrai, tai yra leidžia filosofijos knygas jau kurį laiką, turtina mūsų visą intelektualinę aplinką ir šiandien mes liudijame be kita ko labai rimtą įvykį, nes greičiausiai pirmą kartą tokiu aiškiu fiziniu pavidalu turime Eriko von Klauzevico knygą apie karą išleistą, kurią mes visi galime įsigyti ir skaityti. Von Klauzevicas, mes apie tai pasikalbėsim, jis turbūt yra, nežinau, karo teorijos, jeigu taip čia riebių žodžių galim nepagailėti. Mozartas, Platonas, Mikelandželas, taip galim patetiškai visą tai nubrėžti, bet kas yra svarbu, kad Klauzevicas savo dienoraštyje rašė, palikęs šitos raštus, kad jis sakė, kad aš labai tikiuosi, kad mano šie raštai bus skaitomi, tai mes be kita ko atliepiam pono Klauzevico tą lūkestį. Taigi, aš skubu pristatyti šio knygos pristatymo prelegentus, kalbėtojus. Tai daktaras Kęstutis Kilinskas, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, knygų autorius, karo istorikas, knygų autorius, kurių paskutinė skamba taip politikai su antpečiais apie tarpukario Lietuvą ir kaip sakant, karinės ir politinės dinamikas tarpukario Lietuvoje. Ir be kito ko, be abejo, svarbiausia, kad čia jis dalyvauja be kito ko kaip mokslinis šios knygos redaktorius, tai yra Klauzevico vertimo knygos redaktorius. Ir daktaras Bernardas Gailius, istorikas, rašytojas, daugiausia savo akademinėje veikloje nagrinėjęs partizanų karą, jo istoriją ir atmintį. Paskutinius kelius metus jau mūsų kultūroje žinomas kaip grožinės literatūros autorius, paskelbęs 2 knygas, Kraujo kvapas ir Agentė. Ir be kita ko čia dalyvauja kaip knygos įvado pratarmės autorius. Taip pat be abejo reikia pasakyti, kad šį vertimą atliko, Karlo von Klauzevico vertimą atliko Antanas Gailius, vertėjas iš vokiečių kalbos. Ką tik supratau, kad sumaišiau Klauzevico vardą, pasakydamas kelis sykius Erikas. Erikas irgi gražus vardas, Karlas taip pat. Tebus man atleista už šią klaidą. Tai Antanui Gailiui be abejo mes esam labai dėkingi už šios knygos vertimą. Tai mes gerą valandą kalbėsim apie šią knygą ir įvairius kontekstus susijusius su Klauzevico darbu. Tai pirmiausia, aš gal norėčiau taip paprašyti lokalizuoti tai, apie ką mes kalbam ir kokiame laike mes kalbame. Tai gal pirmiausia Kęstučio Kilinsko klausčiau, kas toks buvo Karlas Klauzevicas ir kokiame laike jis gyveno, ką mums reikėtų žinoti? Labas vakaras. Aš gal pirmiausia tai noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę prisiliesti prie šito Klauzevico vertimo į lietuvių kalbą. Galvoju, kad pats vertimas šiaip yra labai savalaikis ir kažkuria prasme atspindi Klauzevico vertimų tokią gana tradiciją, kurios esmė sudaro tai, kad Klauzevicas visada verčiamas tada, kada visuomenė patiria kažkokią tai ar karo esančią būseną. Nežinau, ar tai nerimas, ar dar kažkokią tai, bet kokiu atveju Klauzevicas 200 metų aktualizuojamas yra visada karo fone. Dabar jeigu kalbant apie laiką ir erdvę, yra labai sudėtingas klausimas, nors atrodo, jis yra labai paprastas. Jeigu kalbam apie laiką ir erdvę, mes vis tiek pirmiausia
turim atsakyti, kas tas yra Klauzevicas. Kaip jį būtų galima apibūdinti ir tada iš to apibūdinimo eiti prie erdvės. Dabar Werneris Halvegas, va štai yra rimčiausias Klauzevico tyrinėtojas Vokietijoje 20-ojo amžiaus ir komentarų rašytojas, va savo knygoje rašo, kad tai yra kareivis, politikas, mąstytojas. Va štai yra apibrėžia taip. Kareivis, politikas, mąstytojas. Aš aišku noriu prieštarauti dėl politiko teisės, man atrodo, čia jinai nelabai tinkama. Aš irgi turbūt, bet... Jo, bet okei. Bet čia prieisim, jo, tai gal to prieštaraučiau. Bet dabar čia va, tarsi tokios dvi savokos labai patrauklios yra kareivis ir tada mąstytojas. Nenoriu sakyti, kad čia yra kažkokia tai prieštara tarp to, bet man atrodo yra svarbus momentas yra koks. Jeigu žiūrime Klauzevico pačią biografiją, tai jis aišku yra kilęs prūsiškojo karininko šeimoje, neaukšto karinio laipsnio, viso labo leitenanto, nors jo senelis buvo teologijos profesorius, be abejo protestantiškosios. Tai tam tikrą rodo šeimos intelektualinę tradiciją, o pats Klauzevicas į karo tarnybą pradėjo labai anksti, būdamas 12 metų, jisai buvo priverstas dėl vykstančių Europoje, reiškiasi revoliucinių įvykių Prancūzijos, pradėti tarnybą Vokietijos kariuomenėje. Ir aišku, čia turbūt nuo pat jaunų dienų ta ženklinama jo tarnyba nebejotinai daro poveikį tiem visiems procesam, kuriuos jisai mato. Ir dabar čia mes Klauzevicą turim kaip kareivį, kiek vėliau jisai tarnauja Europinę, čia yra garnizonas vokiečių Prancūzijoje ir tas laikotarpis jo toks pirminis nepasižymė kažkokią intelektualinę veiklą, čia aš sakyčiau apskritai pasižymė karinę veiklą. Dabar jo tokia rimtesnė intelektualinė arba Prūsija reformuoja savo kariuomenę, atsižvelgdama į naują prancūziškąją pasiūlytą Napoleono kariavimo paradigmą, vadinkim taip, reformuoja senasias struktūras, atlaisvina karininkų korpusą nuo kažkokių tai kilmingųjų privilegijų ir taip toliau, formuoja Berlyno karo akademiją ir Klauzevicas, man atrodo, tampa Berlyno karo akademijos auklėtiniu ir greta pradeda dirbti šalia Gerhardo Schrankhorsto. Gerhardas Schrankhorst, vokiečių generolas, pirmasis generalinio štabo viršininkas, kartu, reiškiasi, reformų, Prūsijos kariuomenės reformų pagrindinis žmogus ir jisai Klauzevicą pradeda globoti. Ir čia, turbūt galim pereiti nuo to kareivio prie tam tikro mąstytojo rolės. Man atrodo, tavo Berlyno karo akademija, kurioje jisai dirba, formų aplinka, asmenis ryšys su Schrankhorstu, reikšmingai formuoja jį kaip mąstytoją. Tai tas Berlyno periodas, atrodo, jo biografijoje. Ir prie jo kaip mąstytojo dimensijos dar labai prisideda santuoka su santuoka su Marie, jo žmona, kurie ateina iš prūsiškosios kilmingos giminės ir taip pat pasižymi tokį filosofinių, politinių, aišku, išsilavinimą. Būdamas Berlyne, čia mes turim jau tokį platesnį kontekstą, susipažįstame visą apšvietos filosofiją. Su visa apšvietos filosofija ir pats darbas ir to darbo vertė, atrodo, čia reikia kontekstų dėti, kad tas darbas gimė. Man atrodo, čia tas platesnis filosofinis kontekstas, su kuriuo jisai buvo susipažinęs, su Kantu, su Montesquieu, kurio pėdsakai yra akivaizdūs šiame kūrinyje. Man atrodo, jį padaro tam tikrų mąstytojų. Tai mes čia pirmiausia, turim tą kariškąją liniją. Dabar toliau, jeigu kalbant apie patį jo kaip kariavimo patirtį, čia mes turim jisai dalyvauja Reino kompanijoje, tai karė su Prancūzija, patenka į Prancūzijos nelaisvę ir vėliau 1812-13 metais jisai vokiečių korpuse Rusijos kariuomeniai tarnauja, reiškiasi, dalį tų idėjų perneša į Rusiją. Reiškiasi, būdamas tokių visiškai revoliucinių pokyčių, vadinkim, karyboje, čia gal labai banaliai pasakiau, bet kažkaip mėginu kažkiek suprastinti, reikšmingų pasikeitimų, gal tokių kontekste, jisai turi labai didelę karo patirtį ir greta to, reiškiasi, būdamas Berlyne, karo akademijoje, raudamas su Schrankhorstu, jisai sukuria tam tikrą intelektualinę atmosferą, pradeda rašyti įvairius tekstus ir vienas iš jų, tekstų rinktinė, tampa čia pamėginau gal porą tokių išbrėžti tokių linijų, pabrėžiant tokią karinę ir mąstytojo. Jo, ir čia toks, kiek atsimenu, yra viso gyvenimo kūrinys. Taip ir net ir liko iki galo neužbaigtas. Jo, Bernardai, tai ir norėjau klausti, ar turėtum kažką pridėti prie to tokio generalinio klausimo, mano pradžioje užduoto Kęstučiui, apie jį patį, Klauzevicą ir tą laiką, kuriame jis gyveno? Tai man atrodo, kad Kęstutis labai čia teisingai viską susumavo, kad iš tikrųjų čia yra
dvi jos svarbios pusės buvimas iš tikrųjų karių ir karvedžių netgi. Ir tuo pačiu gebėjimas tą veiklą reflektuoti. Tai tas turbūt iš tikrųjų ir pagimdė tą knygą, aš sutinku. Tai mes dabar kalbam toje paradigmoje, kurią Bernardas suformulavo įvadę, kad mąstytojas legia jo palikimas. Tai va, iš to ir atėjom šiai. Jo. Mes gal apie tai dar pasikalbėsim, apie tą palikimą. Kęstutis pradėjo nuo tokio, iš tiesų, labai geros įžvalgos, kad yra tam tikras aktualumas, ar ne, šitai knygai. Tai karas žodis mūsų viešoje erdvėje yra turbūt kaip niekad aktualus. Klausvizas pats rašė, juk irgi ego dokumentai rodo, kad mąstydamas apie tai, kad karas prieš Prancūziją gali įvykti dar sykį ir dar taip pat toks didelis, nepaisant to, kad Vienos kongresas 1815 metai atrodo, kad sukurta tokia ilgamžė taika, kaip mes dabar jau žinome, kad jinai tikrai visai buvo ilgamžė, bet Klausvizas iš karto po tos Napoleono kampanijos ir po Vienos kongreso jis tiek matė, tą, ir kaip jis sako, apie prigimtį, ar ne, žmogaus kalbą karingą, be kita ko. Gerai, tai gal tada bandau klausti Bernardo, ką jis bando pasakyti šitoje knygoje, iš ko susideda tas turinys, kokie pagrindiniai štrichai yra, ką mes galėtume mūsų klausytojams, žiūrovams akcentuoti, pabrėžti. Jo, turbūt ta knyga turi tokį, kaip pasakyti, iš tikrųjų tokio viso gyvenimo darbo pobūdį turbūt nuo pat pradžių. Čia galima tame įžvelgti ir savotišką to laikotarpio madą. Tai buvo laikas, kai žmonės buvo linkę į tos, kai istorikai, pavyzdžiui, rašydavo pasaulio istoriją. Ir į tos tokius grandiozinis, ta prasme, filosofai bandė rašyti kažką, visų atsakymai į visus klausimus. Ne? Tai turbūt ir tame kontekste galima Klauzevico veikalą matyti. Jis iš tikrųjų norėjo viską, ką žino ir galvoja apie karą, viską parašyti į vieną knygą. Tai turbūt jam dar sąlyginai neblogai pavyko, kaip toks sumanymas. Ir aš tai skirčiau 2,5 arba 3 perspektyvas, iš kurių Klausevicas kalba. Ir čia turbūt ir prieisim prie to klausimo, kaip ten su jo buvimu ar nebuvimu politikų yra. Nes pirma perspektyva, tai turbūt, kuri Klausevicui gal ir svarbiausia, man atrodo, ir dėl to jo ta knyga ir turi tokią didelę išliekamąją vertę, kad tai visų pirma yra karvedžio knyga apie karą. Ir ten iš tikrųjų yra daugybė dalykų. Čia aišku, mes dabar kalbam apie tas pirmas 2 knygas, kurias išleidom, jos mažiau to turi, bet apskritai tame veikale apie karą yra labai daug, apie puolimą, gynybą, ten ir visokius tos dalykus, kurių nebūdamas karo žinovas, nekariaudamas, neturėdamas jokios karybos patirties, jos taip labai paviršutiniškai tik ir gali suprasti, kuo jie tokie svarbus. Bet sakau, iš kitos pusės man panašus, sprendžiant iš to, kaip kiti generolai per visą 19 ir 20 amžiaus istoriją priima Klausevicą. Tai matyt, kad ta perspektyva, ko gero, yra pati svarbiausia, apie kurią mes čia mažiausiai kalbėsime, ne tas grinai karo meno perspektyva. Antra perspektyva, iš kurios Klausevicas kalba apie karą, yra aišku, jisai kalba ir kaip karo filosofas. Tai čia toks įdomus pavyzdys, man atrodo, žmogaus, kuris sugeba pats reflektuoti tą veiklą, kurią užsiema. Tai nėra labai paprasta. Daug dažniau mes turim atskirus, ne, tarkim, medicinos filosofai labai retai, kada būna gydytojai. Ne, tai čia toks, geras tokio dalyko pavyzdys ir jam gerai sekasi. Jisai, iš tikrųjų, kaip Kęstutis teisingai sakė, matyt, kad tikrai visus apšvietos filosofus perskaitys, įvaldė tą filosofinį tokį metodą, mąstymo būdą ir turi ką įdomaus tikrai pasakyti apie karą kaip būklę. Tai čia, man atrodo, irgi
irgi yra labai jo turbūt svarbus palikimas, kad jis turbūt tikrai vakaruose turbūt pirmasis tas toks mąstytojas, kuris konkrečiai apibūdina karą kaip tokią atskirą savarankišką būklę, kuri turi savo dinamiką, kur viskas gali, kur, sakykime, priežasties pasiekmės tas ryšys yra kitoks negu taikoje ir kitokia, kaip galėtume pasakyti, gyvenimo logika pasidaro kitokia, kai žmonės kariauja. Tai tas, man atrodo, jo svarbus yra palikimas. Ir va tas, kur sakau, 2,5 arba 3, ar čia atskira savarankiška perspektyva, ar ne, galima ginčytis, bet man atrodo, kad reikėtų atskirai paminėti, nes jam pačiam tai atrodė labai svarbu, karo ir politikos santykis. Ir kaip jisai sakė, kad ta tezė apie, kad karas yra politikos pratęsimas, kad jinai turėtų, žodžiu, būti, toks kaip tarsi aplankas, ar ne, kuris pereina per visą tą knygą ir viskas po jo sutelpa. Tai čia mano asmeninė nuomonė jo turbūt silpniausia vieta, užtat aš ir sakiau, kad su Kęstučiu sutinku, kad jau politikas tai Clausewicas nelabai koks yra, sakykime. Ir aš asmeniškai tai net išdrįsčiau pasakyti, kad ta tezė apie karą kaip politikos pratęsimą yra, bent jau galima ją pamatyti kaip klaidinga ir kad jinai istorijoje paskui sukėlė pasiekmes, kurių nemanau, kad Clausewicas numatė. Arba bent jau man atrodo, kad jis biškai kitaip įsivaizdavo, ką jis sako su ta teze, negu kaip paskui jinai jau ta mintis savo gyvenimą, kai nugyveno, tai pasirodė, kad jinai turi dar daugiau tų, kaip čia sakyti, pilkų atspalvių. Jo, Bernardas išskyrė tokias 3 perspektyvas, ne, karo menas, karo filosofija ir ta, vadinkim, dialektika, ne dialektika, karo ir politikos šitas momentas. Gal ties paskutiniu ir norėčiau stabtelti, Kęstuti, kaip tu interpretuoji šitą garsėją karo ir tą garsę ištarą, kuri labiausiai žinoma Clausewitzo, kad karas yra politikos pratęsimas kitais būdais. Ar iš esmės sutinki su Bernardu tokiu kritiniu požiūriu, kad tai yra, kaip čia, vadinkim, silpnesnė tam tikra vieta, ar jau, kad turėjęs tokius neigiamus aidus modernioje istorijoje šitą Clausewitzo ištarą? Aš galbūt su kuo sutinku, kad tai yra labiausiai nuvalkiotava Clausewitzo tezė. Tai su to aš sutinku. Bet kad galėčiau pakomentuoti šiek tiek plačiau, aš gal pamėginsiu paaiškinti, kaip aš suprantu, kas Clausewicą daro Clausewiczu. Tai čia pirmiausia nuo to gal reikėtų pradėti. Čia labai daug, man atrodo, teisingų dalykų buvo paliesta Bernardo, aš gal tik nuo savęs ką norėčiau pridėti. Pirmiausia, Clausewiczu daro tai, apie ką jau buvo kalbėta, tai yra jo metodas. Jo metodas susideda iš 2 dalių. Tai pirmoji dalis yra jo empirinė kario patirtis, antroji dalis jisai daug kur remiasi istorinė patirtimi, vadinkime karo studijomis, buvusių karinių veiksmų studijomis. Ir aišku, jisai atsiremia į apšvietos filosofiją, mėgina eiti link absoliuto, mėgina kalbėti apie priemonės ir tikslą, čia tokia, man atrodo, kantiškoji šitas momentas. Ir Clausewiczu daro, kad jisai nekalba apie kariavimo būdą, apie kariavimo metodą, bet jisai kalba apie karą kaip reiškinį. Kadangi apie karą kaip kariavimo metodą ir po jo, ir prieš jį kalbėjo labai daug. Bet karą pakelti iki absoliutinės reikšmės, parodyti jo būseną, esminės sudedamasias dalis, dėja, bet pavyko tik tai Clausewitzui. Jam pavyko prasilaužti pro mūšio logiką ir pamatyti karą
platesnėme tokiam kontekste, parodyti jo esybę. Jo, aš sutinku ir turbūt turbūt man atrodo, kad jo svarbesnė ir kartu teisingesnė tezė apie karą, tai yra ta pirmoji, kad karas, dabar aš tiksliai nepacituosiu, kaip ten yra, kad karo esmė yra prievarta, ne, ir prievartos akumuliacija. Tai va dabar prie ko norėjau, labai čia teisingai priėjom, prie ko aš dabar norėjau prieiti. Dabar, man atrodo, vertinant autorius iki jo, pavyzdžiui, Maurice de Saxe, kurio čia jis naudojasi gana stipriai, kalbėdamas apie moralinės jėgas. Reiškia, šitam konceptualiam karo suvokimą čia yra svarbus 3 dėmenys, kurias Clausewicas atskleidžia. Pirmas yra, kad karas tai yra politikos tąsa kitomis priemonės. Čia yra viena ankstyviausių jo minčių, jis dar būdamas kareivis ją kažkaip tai suvokė, ankstyvųjų tekstų yra mintis. Tada antroji mintis, apie kurią jisai kalba, kad karas yra prievartos naudojimas ir prievarta neturi, tai yra įtampos varžybos ir pačios prievartos naudojimas jokių būdų neturi ribų ir gailestingumas yra iš esmės pražūtingas kare. Tai antrasis momentas yra prievarta ir trečiasis momentas, apie ką Clausewicas kalba, tai kalba apie moralinės jėgas. Tuo metu dar jokia modernioji psichologija neegzistuoja, iki jo kalbėjo apie moralinę, ne apie moralinį karą, ne apie teisingą karą, bet apie moralinės jėgas prancūzų toks maršalas Maurice'as de Saxas. Ir čia jisai, Clausewicas į šitas 3, man atrodo, esminius momentus, čia jo yra 3 tokie, vadinkim, pagrindiniai poliai, kas įdaro Clausewicų. Kadangi toliau po jo yra labai daug veikalų rašoma apie tai, kaip kariauti mūšį. Galima imti jo vienalaikį autorių Antonio Henry de Jomini, kuris yra visos rusiškosios kariavimo doktrinos pradininkas, tuo metu irgi buvęs Rusijos imperijoje. Ir reiškia, visi jie daugiau mažiau kalba apie susisiekimo linijas, apie teisingus puolimo kampus. Vadinkim taip, apie ginkluotojų pajėgų panaudojimą mūšyje. Clausewicui tai yra tik tai dalis. Jam tai yra tik tai dalis. Daug šitų dalykų nerasim. Ne, jis kalba apie gynybą, puolimą, pateikia sampratas, jisai nuo šito viso abstrahuojasi. Ir man atrodo, kaip Clausewico konceptualiosios vertės įrodymas tampa jūrinės ir oro aviacijos idėjos, kadangi mąstytojai, pirmiausia, Julianas Corbetas, kuris formuoja Didžiosios Britanijos ne naval, bet maritime. Maritime tai yra tam tikra sausumos ir jūrų derinama perspektyva į karą, kada jisai formuoja, vadinkim taip, savo teorijas 20 amžiaus pradžioje, jisai pirmiausiai pradeda galvoti nuo Clausewiczo sąvokų. Tai kiek galima kontroliuoti erdvę ir taip toliau. Julianas Dohetas, kuris konceptualizuoja oro erdvę dar po 10 metų prieš Pirmąjį pasaulinį karą, jis irgi atsirėmė į Clausewicą. Tai šia prasme mes turime Clausewicą kaip tokį atskaitos tašką ir konceptualiuose karybos teorijose jisai yra tas, kuris yra... Bet iš kitos pusės sakau, nei vienas turbūt jo kritikas, kažkoks generolas negalėtų pasakyti, kad Clausewicas nesupranta to karo meno. Ta prasme, jisai labai aiškiai parodo, kad jisai visą tą jisai irgi gerai žino. Ir ta prasme gali kaip lygus su lygiu kalbėti, bet ta prasme jis yra karvedys, ne, ta praktinė prasme. Jo, čia dabar prie to galima prieiti ir prie jo kritikos. Tai čia man atrodo, kad čia, aš turiu galvoje, kad tame, man atrodo, yra didelė dalis jo jėgos. Tas konceptualumas jo nėra pakabintas ore, jisai išplaukia iš praktikos apmąstymų. Ir čia irgi, kaip suprantu, kadangi, patikslinkit, jeigu klystu, bet Clausewicas visose knygose, kadangi mes čia turime šį vertimą dvi pirmasis knygas, jis per daug neužsimena apie jų karą jūroje ar be abejo ore, aišku, dėl objektyvių aplinkybių. Bet ilgamžiškumas yra tas, kad net ir jau po tom, jau modernios 20 amžiaus epochos karo teoretikai, net ir kalbėdami, kaip Kęstutis iškėlė, kad net ir kalbėdami apie jau derinimą šitų visų atskirų karo laukų, vis tiek atsispiria nuo Clausewiczo. Ir tuomet aš gal tada jau norėčiau, knygos turinys irgi čia nereikėtų mums visko papasakoti, kad po to žmonės galvotų, kad pirkti knygos nereikia, o reikia pirkti, reikia skaityti be abejo. Gal aš tada apie tą tokį, paveldą pačią plačiausią prasme, ar ne, Clausewiczo. Viena vertus, Bernardas jau užsiminė apie tą,
visą tolimesnę 19 amžiaus istoriją ir be abejo visą 20 amžių, ką mes žinome, bet kokia tų jo idėjų raida ir kaip mes galėtume matyti jau ne tik tai tuo tokiu kariniu teoriniu lygiu, ką Kęstutis minėjo, bet tuo platesniu kariniu / politiniu, kokios čia figūros, kur mes galėtume rasti Klauzevico idėjų aidą, ar Leninas, ar Trockis, o gal JAV šaltojo karo strategai, ką mes čia galėtume pasakyti? Tai Klauzevicas, aišku, tapo atskaitos taškų tiem, kurie ieškojo socialinės jėgos revoliucijai. Tai čia, aišku, marksistai jį skaitė, interpretavo, nėra visiškai dėl to jokių tokių klausimų. Dabar toliau gal pati ta mintis, kad karas yra politikos tąsa kitomis priemonėmis, jinai iš esmės padeda pagrindą studijoms, kurios kalba apie diplomatiją ir karo veiksmus. Reiškia, tos atskiria dvi studijų disciplinas. Ir čia tie šaltojo karo strategai, aš taip, nežinau, man atrodo, Klauzevicas, jis turėtų būti šią prasme, karinėme žargonė jis šiek tiek yra užsiaurintas. Nes, pavyzdžiui, karinis Klauzevico pergalės apibrėžimas, kad kas yra pergalė kare, gebėjimas priversti priešininką vykdyti tavo valią arba atsisakyti savo ketinimų. Čia yra Klauzevico tezė, jinai iki šių dienų funkcionuoja kaip karinės pergalės tokia samprata. Tai čia, bet šita galbūt tezė, aš kažkaip nesiryščiau jos interpretuoti politiniam lauke, aš tai matyčiau kaip karinių tokį priemonių panaudojimą. Jo labiau, kad tikslas ir priemonės kariai yra svarbi teksto dalis. Ir toliau politinė, man atrodo, dimensija, jau Klauzevicas ne prie ko, mano suvokimu. Jo, ir aš tai sutinku, man atrodo, kad jisai toje dalyje ir yra silpniausias, nes iš tikrųjų tai gerai įsigilinus, tai ten, kai jis pradeda kalbėti apie tą karą ir politiką ir ten pratęsimus tos visokius, jisai galų gale pats savo paprieštarauja iš tikrųjų, nes iš vienos pusės jisai sako, kad karo esmė yra prievartos panaudojimas ir prievartos panaudojimas teoriškai mąstant neturi jokių ribų ir net ne visai teoriškai mąstant, o tiesiog prievarta iš savo prigimties padiktuoja tą dinamiką, iš pačios prievartos prigimties ateina ta beribiškumo dinamika ir tik tai klausimas, kiek turi resursų, ne, kiek turi jėgų ten viena ar kita pusė, tik tai tas iš esmės riboja. Paskui jisai pasako, kad vis tik tai tas grinuoju savo pavidalų karas ne visada egzistuoja, nes kas jį sulaiko politika. Tai būtent. Tai dabar, kaip... Ir jis to, kaip sakant, jis to nekritikuoja, jis tai, kaip sakant, konstatuoja. Tai va, kad politika riboja karą ir kaip ir gerai, kad riboja, nes karas dėl savaime, kaip sakant, nėra vertybė. Na čia jau labai Bet tą pasakęs, jisai tarsi ir pripažįsta, kad politika yra išorinis faktorius karo atžvilgiu. Ir tada klausimas, ar tikrai yra tas toks jau tęstinumas tarp karo ir politikos. Va čia tada pasidaro nebe taip aišku, ką jis čia norėjo pasakyti, kalbėdamas apie tą pratęsimą. Aš įtarčiau, kad tam, jeigu žiūrėti jo istoriniam kontekste, tai jis norėjo paprieštarauti savo laiku tai nusistovėjusiam tokiam požiūriui, kad maždaug, kai prasideda karas, politika čia ne prie ko, politikai čia nieko nežino, čia viskas sprendžia generolai tada. Ne? Tai jis norėjo pasakyti, kad jis iš esmės, man atrodo, dėjo pagrindus tam civiliniam vadovavimui kariniams pajėgoms. Tai tą galima suprasti. Bet paskui, kai buvo perskaityta ta tezė, ir aišku, ypač, ką Karlas Šmitas labai teisingai parodė, tas komunistinis perskaitimas parodė tos idėjos, kaip pasakyti, tamsiąją pusę ar tą destruktyvėją galę. Kad jeigu karas yra politikos pratęsimas, reiškia, gali perskaityti iš esmės yra atvirkščiai, kad politika yra karo pratęsimas ir kad iš esmės tai nėra tokių kaip atskirų būklių. Net karo ir politikos yra vienas toksai
kaip dabar, jeigu šių laikų terminai sakytum, hybridinis toks gyvenimas, ne, kur šiek tiek gali tapti intensyvesnė ta politikos dalis, arba ta karo dalis, arba kažkas per vidurį daugiau mažiau visą laiką būna. Ir tarsi niekada nėra nei visiškos taikos, nei galbūt ir visiško karo nėra, arba jis tik teoriškai įsivaizduojamas. Ir kad mes tarsi visą laiką kažkokioj skaliai tokiai ir slankiam. Tai man atrodo, kad Clausewicas nei taip galvojo, nei jisai taip norėjo pasakyti, bet taip iš jo ta mintis pradėjo rutuliotis. Gal taip, galvočiau taip. Reiškiasi, Clausewicas akivaizdžiai suvokia, kad karas yra politikos priemonė. Taip. Dėl to nėra klausimo. Dabar tada kyla klausimas, kaip jisai suvokia santykį su pačiu karo reiškiniu. Ir čia, man atrodo, esminis dalykas Clausewico, kad kada karas prasideda, jisai turi savo logiką ir tokiu būdu ta logika išeina iš kontrolės ribų. Va čia yra jo tokia, man atrodo, pagrindinė mintis, kad jisai sukasi savąją logiką, ten šansas visi kiti dalykai. Taip. Ir nuo to laiko jisai tam tikra prasme yra neprognozuojamas ir nebūtinai sujungtas su, kaip mėginama politiniam kalbėjime, gana dažnai mėginama karą paversti tiesmukai priemonę, neatsižvelgiant į jo vidinę logiką. Ir Clausewicas parodo vidinę logiką, karo daugelypiškumą, neprognozuojamumą ir šią prasme buvo komplikuotas santykį, vadinkim, dinamiškas santykis su jo kaip priemonės buvime kažkokiuose tai tiksluose. Taip. Kad karas kaip jau visiškai kita, sakykime, ontologinė būklė, jinai... Jis tampa nekontroliuojamas nuo pradžios. Ir jinai gali pati pradėti kištis, kaip sakant, jau čia visiškai, taip abstrakčiai kalbant, kištis į politiką, vien dėl to, nes jinai yra nekontroliuojama. Karas ir yra politika pagal jį. Politikos tąsa. Tai čia ir yra, reiškiasi, iš vienos pusės tarsi mėginam suvokti tik tai kaip priemonė, tarsi labai hierarchiškai, taip, vienas kontroliuoja kitą, tarsi mums paprasčiau. Bet iš esmės Clausewicas mėgina pasakyti, kad tai yra tąsa, kuri važiuoja nekontroliuojamai. Funkcionuoja, va čia, man atrodo, va tos minties. Jo. Tai čia turbūt tas kritinis žodis, kuris galų gale istoriškai nukeliavo savo kelią, tai buvo būtent tąsa. Nes kaip pasakyti, jeigu pabrėži tą, kad yra kažkokia tąsa tarp karo ir politikos, tai tarsi iš karto sukuri galimybę kažkokiam tokiam abipusiam keliui, ne? Kad ta prasme ir karą gali suvokti kaip politiką, ir politiką kaip karą, ir tada tom analogijom, ir galų gale viskas baigėsi ten tom tokiam antraštėm, kur man ten irgi kažką vyko rasti, kaip ten, palaukit, kėlė klausimą, ar kompiuterio pelė jau tapo galingesnis ginklas už Kalašnikovo automatą, ar kažkas ten tokio. Atsakymas akivaizdus, ne, nes su kompiuterio pelė, vargiai mes vienas kitą nužudysim, o su Kalašnikovo automatu labai greitai. Ta prasme, tai, mes ne... Tai, man atrodo, parodo, kur mes nuėjom, kad mes mastom tokiais palyginimais. Ne? Ir tai mums skamba kaip visai normalus toks žurnalisto perdėjimas. Ne? Bet tai čia tas irgi, man atrodo, yra susijęs su Clausewico teiginiu. Ir sakau, tai yra pasekmės, kurių jisai visai nenorėjo. Man atrodo, kad jis labai teisingai pasakė, kad karas ir taikos metas kaip tik yra visiškai atskiros būklės, kurios turi skirtingas logikas. Tai šita prasme, tarp jų kaip ir nėra tąsos. Bet jis norėjo pabrėžti turbūt tą ryšį per tikslus, ar ne? Kad tarsi tų pačių tikslų pradedama siekti jau kraštutinėmis tokiamis priemonėmis. Šiaip, pavyzdžiui, čia, jeigu taip jau galvojant apie 20 amžiaus literatūrą, kuri formuojasi karo ir taikos studijų paradigmoje, tai man atrodo, Clausewic'o mintį tai vienreikšmiškai atsiremiama. Čia galima daug autorių privardinti, kurie kalba, kaip efektyviai naudoti karinės pajėgas siekiant politinių tikslų. Čia didžiulis laukas, didžiulis tas laukas ir čia, aišku, iš Clausewic'o skirties eina. Jisai Clausewic'as jį už.
Norėjau dar Bernardo klausti apie na, vėlgi apie tą 20 amžių, ne apie Kęstučio paminėtą marksistus ar ne, man pavyzdžiui apie tą tokį karą kaip permanentinė būklė iš karto kokio Trockio, ar ne, permanentinės revoliucijos. Nu, tai taip, Trockio, Frunzės, ta garsioji kalba, kuris sakė, kad negali būti su buržuazinėmis valstybėmis, negali būti taikos, tik nuolatinis karas ir kad tas karas čia turi visokias būsenas. Nu, iš esmės viskas tas pats, ką mes dabar kalbam apie hibridinį karą, jau jo buvo susakyta ten komunistų pačioj 20 amžiaus pradžioje. Taip. Gal grįžtant į Lietuvą, norėčiau tokio istorinio klausimo paklausti, kaip, ar ir jeigu taip, tai kaip Klauzius buvo skaitomas tarpukario Lietuvoje ir mūsų na, pirmosios, antrosios respublikos, čia taip nesutarėm, kaip ją vadinti, ar pirmąją ir antrąją respubliką, na, karininkijoje ir tame karinėme elite. Tai gal Kęstučiui čia labiau. Tarpukario Lietuvoje Klausovicas kaip toks nebuvo išverstas ir išleistas, čia mes turime pasakyti, bet yra jo fragmentų karinėje periodikoje ir man atrodo, jisai kaip autorius tai tikrai buvo žinomas. Taip. Čia, man atrodo, neišvengiamai. Ir nu tai va, tai turbūt tokia gal pagrindinė jo. Ir to turbūt, sakyčiau, kad klausimas turbūt labiau į teigiamai galėtų būti sakyti vien dėl to, kad lokalizuojant tarpukario Lietuvą, ar ne? Jeigu dauguma karininkų mokėsi Belgijoje, Prancūzijoje, na, nedauguma, bet nemaža dalis tikrai, tai ten supras, kad turėjo skaityti. Aš tai tik anegdotiškai galiu į šitą klausimą atsakyti, ta prasme, neturiu išsamaus kažkokio sistemingo atsakymo, bet vieną pavyzdį aš radau ir man labai patiko ir aš jį įvadę panaudojau, tai majoro Bulvičiaus, kuris dėstė, dabar neatsimenu kaip ten jo tas dalykas, vadina, valstybės karinis rengimas. Bet aš čia iš karto noriu tik tai pasakyti, kad tai yra knyga skirta populiariai visuomenėje KPK. Ir aš negaliu jo suprasti populiarumo šios dienos visuomenėje, kad jinai dažnai referuojama kaip fundamentalus traktatas apie karą. Ne, tai jokių būdų, bet man tai tikrai labai patiko. Ten Bulvičius maždaug taip sako, kad kaip automobilio mes perkam patį naujausią modelį, o ne kažkokį senesnį. Taip ir karo teoriją mes turim pasimti pačią naujausią, o ne kažkokią senieną. Ir Clausewitz pagal jį jau atgyvenęs yra ir jau pagal jo teoriją jau mes kariavom. Dabar, žodžiu, nuo šiol kariausim mes pagal Liudendorfo teoriją totalinio karo, žodžiu. Totalitarinio karo, čia tik pakomentuoju, totalitarinio karo teorija 100% remiasi Clausewitzu. Nu, taip. Nėra net ką kalbėti, tai reiškia, tai rodo tam tikrą refleksiją. Jo, bet sakau, toks kaip anegdotiškas pavyzdys gana įdomus, kad galima įsivaizduoti kaip atgyvenus. Apie totalinį karą, jeigu... Total Krieg, jo. Jo, Total Krieg, Liudendorfo 35 metų veikla. Man įdomus dalykas yra, ir nesinori taip labai trivialiai čia aktualizuoti su Ukraina ir su visų diskursu apie toliašaudės artilerijos naudojimą Rusijai ir visą šitą dalyką, bet man tas įdomus momentas apie tuos, ką Klausius kalba apie apribojimus, apie frictions, ar ne? Trintis, ką? Trintis. Kaip tai reikėtų suprasti ir kas tai yra iš esmės trintis kare ar apribojimai, Kęstuti? Aš kaip suprantu, skaitydamas Clausewitzo tekstą, tai trintis yra vienas iš karą skiriančių bruožų iš kitų sakykime, reiškinių. Trintis kare, nu tai vadinkim, priešiškų jėgų susidūrimas, kuris pats iš savęs yra neprognozuojamas. Ir iš tos trinties, būtent trinties buvimas daro karą nežinios būseną. Ir kartu suteikia šansą. Ir va čia šiandien, kur yra savoka momentum, tai va šanso paieška ir jo radimas yra momentas leidžiantis perlaužti karo veiksmų eigą. Tai va čia taip reikėtų suprasti frictioną. Trinti. Aš tai taip jį aiškinčiau kaip Clausewitzo gal skaitytojas. Dabar dar čia vieną mintį. Kalbėjimas apie tarpukario Lietuvą šiek tiek uždavė tokią mintį. Dabar, čia aišku palėtėme Total Krieg, bet yra nemažiau svarbi yra britiškoji tradicija, kuri ilgą laiką, ir prancūziškoji, kuri ilgą laiką kritiškai žiūrėjo į Clausewitzą. Ir tarkime, lyderis Hartas tarpukario Anglijoje
Nepaisant to, kad turi gerą vaizduotę ir taip toliau, jisai... Lil Hartas, na, jau čia kaip irgi, kad vienas turbūt reikšmingiausių 20 amžiaus iš viso. Manevrinio karo mąstytojų. Būtent. Jo, bet jo, aišku, biografija spalvinga, bet man atrodo, kad... Čia kitas klausimas, jo. Ir ten vaizduotė didelį vaidmenį vaidina. Ir aišku, iš kur jisai sėmėsi tos vaizduotės. Bet kitas momentas yra, man atrodo, labai svarbus. Jisai ką padaro, jisai išgrynina, remdamas istorinių pavyzdžių analizę, Lidelis Hartas išgrynina karo principus, kurie iš esmės yra naudojami iki šiol. Ir šitoje vietoje Lidelis Hartas yra labai didelis Klauzevico kritikas. Ir Klauzevico, vadinkim taip, šalininkai Lidelio Harto kritiką atremia tuom, kad Lidelis Hartas yra kariavimo metodo, o ne absoliuto žmogus. Tai čia, jeigu kalbant apie Bulvičių, vis tiek mes turim suvokti, kad Klauzevicas yra kritikuojamas. Ir aišku, 21 amžiaus kritika Klauzevicui niekur nėra dingusi. Ir aišku, pirmiausia, jinai siejama su revoliucija karo reikaluose. O revoliucija karo reikaluose jinai rodo informacinių tinklų arba technologijų atėjimą į karą. Kitaip tariant, tezė, kad karas nuo pirmojo Persijos įlankos karo tapo perregimas. Dabar jau visiškai turbūt mes matome ne CNN efektą, apie kurį buvo kalbama prieš 30 metų, bet kalbame apie tiesiog perregimą karą. Ir čia jau kritikai tada sako, kad žiūrėkite, tai Klauzevico tezė pagaliau kvestionuota apie rūką ar nežinios būseną. Mes galime matyti. Bet aš neatmesčiau, pavyzdžiui, kad tas Rusijos karas prieš Ukrainą, aš manau, kad labai anksti dabar yra kažkaip bandyti tą karą įsprausti į kažkokius rėmus ir paaiškinti, ar čia totalinis ar netotalinis karas. Čia manau, kad tikrai ne dabartinio etapo diskusijos dalykas, bet aš manau, kad kaip tik tas karas, kai jisai bus pasibaigęs, kai jau apie jį bus galima apmastyti kaip apie kažką užbaigtą, manau, kad jisai labai dar kaip tik ir parodys, ar tikrai, pavyzdžiui, ta perregimo karo teorija pasiteisino, nes aš manau, kad Rusijos karas prieš Ukrainą iš abiejų pusių žiūrint yra absoliučiai neperregimas, kas vyksta iš tikrųjų fronte. Aš manau, kad mes beveik nieko nežinom, o tik tai turim tokią iliuziją, ne, kad mes viską gyvai vos nestebim ten Bet čia gal kitas efektas, bet tai, kad medija atneša karą į namus, čia mes turim sutikti. Taip, su tuo sutinku, tik tai ką reiškia karo perregimumas, nes intuityviai žmogus norėtų suprasti, kad tai reiškia, kad tu tiesiog televizoriui viską matai ir viskas taip ir yra, kaip tu matai. Tai bijau, kad tai gali būti didelė klaida. Bet čia mes kalbam turbūt apie karo įvaizdžius. Čia yra kita didelė problema. Jo, sutinku. Ir manau, kad lygiai taip pat su totalinio karo klausimu, todėl kad pats žodis totalinis yra žiauriai, kaip pasakyti, jisai labai yra retoriškai gerai įkrautas. Jis tokį turi net tarimo malonumą, ne? Ir tarimo jis ir gana aiškiai suprantamas. Tai yra nacionalizmo paradigma. Tai būtent. Ir tada jisai automatiškai bet kurioje propagandoje, bet kokiame informacinėme veikime jisai labai patogus yra naudoti. Tai užtat aš manau, kad labai yra sunku apie tą rimtai kalbėtis, nes ta tikroji totalinio karo koncepcija, kokia daugmaž pasiekė savo piką prieš pat antrą pasaulinį karą, tai jinai kalba apie tai, kad visi valstybės ir visuomenės resursai mobilizuojami vienu tikslu. Ne? Čia yra totalinio karo esmė. Ir kita vertus, priešas irgi suvokiamas irgi totaliai, kad kiekvienas žmogus kitoj sienos pusėje, ne, vienaip ar kitaip yra priešas, dėl to, kad tu įsivaizduoji, kad ta kita pusė irgi mobilizuoja visus resursus. Ir tada ten daug iš to turbūt seka. Nežinau, čia gal ne visai teisingai pasakoju. Ne, tik tai gal porą minčių noriu pasakyti. Bet va taip, kaip suprantu, tai ar iš tikrųjų tai, kas vyksta Rusijos kare prieš Ukrainą, ar kiek ir kokiu mastu tai atitinka, ta koncepcija didelis klausimas. Ir aš sakau, manau, kad į tą klausimą turbūt dabar mes nelabai galim atsakyti, o kai galėsim atsakyti, gali būti, kad paaiškės, kad mes jau turim kalbėti apie dar kažkokią, dar kitokią karo paradigmą ir tokią sampratą. Sakai, turi keletą minčių, ar mes liekam prieš... Ja, aš tik tai gal dėl to totalinio karo čia gal reiktų tokią niuansą pabrėžti.
Tai savoka labai patraukli, ką Bernardas mėgino pasakyti. Taip. Bet yra antras yra momentas, tai vis tiek yra čia tokia vokiškoji, mano suvokimu, nacionalizmo paradigmoje atsiradusi karo mintis. Taip. Jinai būtų nesuprantama anglosaksiškajame pasaulyje, kurioje ekonomika eina savoje logikoje ir nėra pajungiama kas totalinio karo. Taip. Ir čia man atrodo reikšmingi tokie skirtumai. Ir tai mums leistų aiškinti šiandieninius ekonominius procesus ir politinių intencijų skirtybės, mano suvokimu. Gal aš nenoriu leistis. Jo, bet net ir anglosakšiškam pasauly, bet nebent jau šalis yra, kaip sakant, priverčiama būti totalinio karo būsenoje, ar ne? Aš taip dabar mąstau irgi gal paprastai, bet apie Britaniją, tarkim, kai, tarkim, tuo metu, kai viena jinai buvo kare prieš nacistinę Vokietiją, ne, 40 iki Pearl Harboro. Laisvoji rinka nebuvo panaikinta. Jo. Gerai, galim imti, kaip išraiška, galim imti pirmą pasaulinį karą, Vokietijos mėnesinės karo išlaidos 2 milijardai, jos yra finansuojamos karo bandais, dabar gal ir bandų Lietuva gali nusipirkti. Taip, paprastų, kaip sakant. Jo, po to, kaip kyla ir buvo finansuojama faktiškai 3 metus vokiečių nacijos pastangomis, kaina, man atrodo, iki 4 milijardų, ten po to kyla 16 metais. Bet, turiu omeny, kad vidinė paskola čia yra daug labai tokių niuansų. O atsiprašau, bet aš čia, gainant prie ekonomikų funkcionavimo karo metu, čia turbūt, man atrodo, daug platesnis ir kitas klausimas. Ir skirtingai nei Vokietijoje, tiek pirmo ir antro pasaulinio karo metais karas buvo finansuojamas paskolomis. Taip. Kas po to be abejo labai brangiai kainavo. Einant į pabaigą šito mūsų pristatymo, 2 tokie klausimai apie šiandieninę Lietuvą, sprendimų priėmimą ir karinių lygių pasiruošime. Kiek mes pažįstame Klausevicą jau dabar ir kiek mes dar turėtume jį pažinti. Gal Kęstučio klausčiau apie tą bendrai, sakykime, karo politiką. Čia irgi Klausevico šviesoje šitie žodžiai aidi. Bet bendrai mums formuojant mūsų gynybos politiką kaip valstybės ir karinę strategiją ir šitos dalykus, kiek bendrai mūsų tas visas karinis establishmentas taip gerai pažįsta Klausevicą. O kokio Bernardo be abejo tada klausė politinį establishmentą. Taip, kad ruoštis. Tai man atrodo, kad karas yra politikos tąsa tik kitomis priemonėmis ir kad kare egzistuoja rūkas. Tai čia, man atrodo, aš nežinau, aš taip esu optimistas visuomenės atžvilgiu, kad šito žino bent 2 tezės iš plačiosios turbūt medijos, jos tikrai dominuoja ir čia yra tik gal problema ta, kad bet koks nežinojimas yra pridengiamas karo rūku. Taip. Tarsi ta karo rūko tezė naudojama kaip tam tikras, apsisaugojimas nuo galvojimo. Pasakymas, kad vis tiek nieko nežinom. Nieko nežinom, visur karo rūkas jo ir čia reiškiasi bet kokia tokia kažkokia analitika tarsi mėgina tas suminkštinti. Taip. Tai šitas, man atrodo, tezės visuomenė žino, o aš kaip ir sakiau, man atrodo, kariniuose sluoksniuose gal tai man atrodo, kad būtent Klausevicui ir čia formalizuotai remiasi visos tos, sakykime, tie karinės pergalės savokos, tik taip toliau. Tai aš manau, kad čia Klausevicas yra svarbus, tik tai galbūt reiktų pabrėžti, kad daugelis kaip pasakyti, tą savoką žino, vargu ar žino, kad jos Klausevico. Tai čia gal iš tokios tradicijos naudoja ir panašiai. Tai čia reiktų turbūt pasakyti, kad po jom slepiasi Klausevicas. Tai tik tiek gal. Bernardai, kaip tu galvodavai politinį lygį? Turbūt vis tiek čia paskutinis šansas suformuluoti kažkaip tai, kas mane iš tikrųjų neramina. Ir dėl ko aš tą įvadą tokį parašiau, kuris jį galima įvertinti kaip kažkiek kritišką Klausevico atžvilgių, bet man atrodo, kad... Drįsčiau sutikti, kad jis tikrai... Jo, bet aš manau, kad daug labiau jis yra toksai, reflektuojantis iš dabarties perspektyvos, tai mane iš tikrųjų neramina kaip pasakyti, savotiškai populiarėjanti trintis tarp karo ir taikos, ta prasme, tos tokio, kaip... Skirčių išnykimas. Jo, skirčių išnykimas, tąsos pabrėžimas,
Aš matau tame, sutinku ta prasme su Karlu Šmitu ir matau tame iš tikrųjų komunistinės, net ne politikos, o filosofijos gal greičiau palikimą. Ir manau, kad blogas dalykas vakarų pasaulyje yra leisti, kad ta komunistinė filosofija mums primestų savo pasaulio suvokimą ir savo savotiškai žaidimo taisyklės. Ta prasme, čia kalbant pirmiausia apie tą hibridinį karą. Ne? Tai jeigu mes pradedam, turbūt čia toks galėtų būti ir apibendrinimas, kas norės ten detalių, tai turės paskaityti mano įvadą, bet jeigu mes matom karą ir politiką kaip iš esmės tokį vientisą būklę, tik skirtingo intensyvumo, o ne kaip kažkokį tokį judantį spektrą, tai tada mus nenori patraukia viena iš dviejų, ypač didesnio pavojaus akivaizdoje, ne, kai mes arčiau to karo galimo slenksčio atsiduriam, mus nenori patraukia viena iš dviejų minčių. Viena mintis, kad ten budėkim, nes priešas nesnaudžia, ne, savo prigimtim irgi iš esmės komunistinė. Tai ta prasme galimas toksai augantis visuomenės militarizavimas, kad karas jau vyksta, kaip mums dažnai sakoma, ne, ir mes visi kariaujam ir kiekvienas kariaujam čia savaip. Tai man atrodo, nėra visai nepavojinga tokia mintis. Kita galimybė, kita mintis, kuri gali iš to išplaukti, kad kadangi čia vis tiek viskas karas, tai tada visas tas kariavimas turi būti kariuomenės rankose. Ne? Ir tada kariuomenė turi būti pasiruošusi ir informacinį karą kariauti, ir ekonominį, ir visokį. Ir tada tai veda ir istorija, kai kada patvirtina, kad tai veda į kariuomenės politizavimą, kas irgi yra pavojinga. Tai šitas dalykas toksai, ne tai, kad jis nelabai valingas, man atrodo, pasąmoningai vykstantis tas karo ir taikos ribos ištrinimas, man atrodo gana pavojingas dalykas ir manau, kad mes turėtume įdėti kažkiek sąmoningų pastangų, kad vis tik tai atsimintumėm, kad ta riba tarp karo ir taikos yra labai svarbi vakarietiškos kultūros požiūrį. Aš labai pritarčiau, kas yra pasakyta, mano galva, rytuose yra karas suvokiama kaip egzistencinė būsena, apie ką Bernaras labai taikliai kalbėjo. Ir man atrodo, koks yra svarbus Lietuvai suvokiančiai save kaip vakarų bendrijos dalį, yra suvokti, kad karas yra instrumentas. Karas ne egzistencinė būklė, o pirmiausia tai yra instrumentas. Rimta priemonė rimtam tikslui pasiekti, kaip rašo Clausewicas. Tai čia šitas momentas. Ir aišku, turbūt, jeigu galvojant, kad ta mūsų egzistencinė būsena čia kažkuria prasme plinta, didėja, vadinkim taip, tai man atrodo, mums reikia dviejų dalykų. Reikia militarizmo kritikos darbų, tai yra pirmas momentas. Ir antras momentas yra daugiau strateginių darbų, kurie kalba apie ginkluotųjų pajėgų panaudojimą politikos tikslams. Tas leistų subalansuoti, man atrodo, žinojimą. Taip, ko gero. Taip. Čia be abejo, paraleliai be abejo, kad jokios kritikos milžiniškos tam dalykui, kas iš esmės, ne tai, kad militarizavimui, bet, sakykime, žinojimo didinimui, ar ne, apie objektyviai matomą grėsmės. Ne, tai čia jau kitas dalykas, taip. Bet man atrodo, kad iš tikrųjų čia labai svarbu momentą palėtėte tą viešojo diskurso mūsų, kuris kartais tikrai peržengia tam tikras civilizuotas ribas ir lengva priešus pamatyti ten, kur jų nėra, o iš tikrųjų nepamatant priešų, kurie iš tikrųjų yra, ar ne? Tai čia šitoks paradoksas. Na ir gal toks paskutinis, sakykime, vadybos klausimas, vadybinis klausimas, kuris tokiuose turbūt kokiuose nors TED konferencijose galėtų būti užduotas, tai kodėl žmonės, kurie nieko bendro nei nori, nei turi su karu, nei nori turėti su karu,
Bet kodėl jiems vertėtų atsiversti Klauzevico knygą? Kas norėtų pradėti? Negalite pasakyti, kad neverta. Jo, aš norėjau sakyti, kad aš tai tos žmonės gal atpalaiduočiau, nes tos pareigos nėra būtina skaityti Klauzevicą, jeigu tikrai visiškai nesidomi karu. Kam? Yra daugiau dalykų, kurias verta skaityti. Tada turėtum parekomenduoti kitas FI išleistas knygas, kurias turi perskaityti. Jo, tada skaitykite kitas FI išleistas knygas. Pavyzdžiui, Jana Patočka. Ne, be abejo, jokauju ir nejokauju. Kęstuti, ar turėtum atsakymą? Tai aš pirmiausia, aišku, turiu išsakyti komplimentus. Man atrodo, tekstas yra puikus ir ypatingai jo apipavidalinimas ir knyga patogi, tai ją galima skaityti visur. Dėl gero vertimo galima skaityti. Taip, Klauzevicas yra šiaip iš savęs sunkus ir man atrodo, čia jis puikiai atsiskleidžia, patikti neštis į pležą ir dar kažkur. Ir nesunkiai skaityti fragmentais, nes galbūt viską perskaityti ir sudėtinga, bet man atrodo, Klauzevicas jisai leistų net ir tą pačią gal viešąją erdvę ir tai, kas mus šiandien supa, galbūt leistų šiek tiek prasilaužti pro tų reiškinių tokį įvaizdį. Tai mano, gal toks pamatyti jų gal galima paskaityti iš smalsumo, jeigu nori sužinoti iš tikrųjų, kas tas Klauzevicas, nes Klauzevicas yra viena vertus ant kiekvieno kampo, o iš kitos pusės niekas gerai ir nežino, ką jis ten parašė. Puiku, bet man pavyko išprovokuoti visgi Bernardą Gailių, kad jis atsakytų į klausimą ir pasakė, iš smalsumo kiekvienas, išsilavinęs, kultūringas žmogus turėtų būti smalsus, taip kad ir turėtų būti perskaitęs Klauzevico apie karą, nes tai yra, kaip bebūtų, visiškai kanoninė chrestomatinė knyga visoje vakarų kultūroje, ar ne? Tai aš tuo ir norėčiau baigti mūsų pristatymą. Labai dėkoju kalbėtojams, kurie prisidėjo stipriai prie šios knygos išleidimo, tai mūsų kalbėtojams Kęstučiui Kilinskui ir Bernardui Gailiui. Dar sykį labai dėkojame Klauzevico veiklą iš vokiečių kalbos išvertusiam Antanui Gailiui. Ir be abejo, reklama, ar ne, FI knygos išleido šią knygą, ją galite rasti, ypač akcentuoju tai žmonėms žiūrintiems mūsų internetu. Ją galite rasti ir įsigyti FI knygos internetinėme tinklalapyje už labai prieinamą kainą. Ir kągi, kviečiu sekti visus kitus renginius, tiek Europietiškos dešinės instituto, tiek FI knygų. Ir iki kitų susitikimų viso geriausio. Ačiū.